Čia Nijolytė. Taip pat Kygaitė. Radau tokį, mano manymu, labai tinkantį šiai dienai tekstą. Mūsų plati giminė vakarop, tartum varpos, sunkyn ir žemyn. Vis dažniau autostradom ir vieškeliais skubam ne į džiaugsmą, ne savo dainų uždainuoti. Vis dažniau į palatų nejaukų baltumą, vis dažniau tos naujienos kaip akmenys sunkius. O tada jau visi iš visur susibėgam, paraudoti, padūsom, galvom palinguot, pasiguost, kad gyvenimas kieta ranka lenkia sprandą žemyn. Ir kaskart vis sunkiau susiburti prie šventinio stalo. O juk buvo kitaip. Gal mes klystam, gal viskas taip pat, tik pasaulin anksčiau, gal mes žvelgiam kitokiom akim. Nes juk tie, kur po mūsų, ne dienom, valandom, kaip atolas vis kyla, žaliuoja ir žydi. Giminė vis platyn, giminė vis tolyn. Mūsų namai jau po Lietuvą visą. Ir pataisysiu tekstą. Tai Juozo Beniulio, mūsų plati giminė, kaip ir pavadintas eilėraštis, jis pabaigoje meluoja. Ne po Lietuvą visą, po visą pasaulį. Minėjau Birutį. Ir Berlynas, ir kiti Vokietijos miestai, ir Čikaga, ir Rusija, ir daugybė kitų vietovių, iš kur šiandien taip gera visus matyti, taip gera prisiminti, susipažinti. Deja, reikia pasakyti šitą žodį, nes iš tikrųjų giminė plati, šakų daugybė. Tas mūsų prosenelis, 13 vaikų tėtis, va vien tik tą geltoną būrelį turėjęs, iš tikrųjų labai visko daug. Apie tai Vladas toliau. O man dar tokia mintis nuskambėjo kažkada, bemastant apie tai, kaip čia galėtų būti, kad ko gero laikas per mūsų giminę prabėgo su didžiuliais kaustytais batais. Ir pirmasis pasaulinis karas, ir antrasis pasaulinis karas, ir pokaris, ir kiek tremties, kiek žmonių, kurie negrįžo. Aš labai gerai pamenu tėtį, kuris išvažiavo, kai buvo galima į Sibirą parsivežti brolių palaikų, Stasio brolių palaikų. Nebeleido niekam, ne vienam iš žentų važiuoti kartu, aš pats, sakė, aš pats turiu savo rankomis parvežti brolį namo. Ir kad šiandien Stasiukas Gižų kapinėse, ačiū tik jam. Kalbu apie jį todėl, kad mūsų vieno ryšio, Stasys mirė tais metais, aš gimiau, man už tai labai artima šitas dėvė. Aš tiesiog kvieščiau pamastyti, kas galėtume, kam būtų aktualu, kam būtų įdomu, iš kiekvienos šakos, iš tos šakos pagal mūsų prosenelius. Surinkim senas nuotraukas, surinkim prisiminimus, surinkim šeimos istorijas ir galbūt pavyks kaip nors sudėti į vieną kažkokį leidinį. Jeigu mes jau neišspausdinsim, tai nors mašinraščių ar kažkaip kompiuteriu atspausdintą pasiruošim savo šeimos istoriją. O aš buvau žadėjusi parodyti, kur jau yra Kygai paminėti truputį. Man Vladai šitą. Čia kažkur. Va štai yra knyga Vilkaviškio krašto etnografinės sodybos, pavadinta Sugrįžimai. 39-40 puslapis. Tai yra Petro Kygos sodybos pieštas vaizdas. Tiesiog architekto, pirmo kurso studento architekto darbas
ekspedicijos metu visa troba, visa jos sudėtis struktūra. Ir toliau, kur yra kalbama apie brunzų sodybą, apie brunzus, yra pasakojami ir apie kygus. Tai būtų 139 puslapis. Atsiverskit, pavartykit. Tik labai noriu, kad ta knyga grįžtų prie tos rankinės, nes čia man tai labai svarbi knyga. Ir dar viena pasivartymui, pasižiūrėjimui. O kas rasit, galbūt Vilkaviškio krašto etnografinės sodybos, tai yra studentų ekspedicijos darbas, kelių metų darbukas ir architektų paminėti kygai. Kuriais metais išleista? Aš kai gavau ją... Galima? Oi, atsiprašau, ką padariau? Išjungiau. Taip, šita knyga išleista 2000. Kaip? Šiandien dienai Paežerių dvare Vadanguoliai sako, yra galima šitą leidinį įsigyti. Paežerių dvaras prie Vilkaviškių. Labai šaunus, kas nebūna aplankyti. Tai sugrįžimai, kurioje minimi kygai. O dar vieną įdomų faktą pasakysiu. Ieškodama medžiagos apie kygus, radau pavardės reikšmę. Truputį juokingai skambės, bet pasakysiu, ką reiškia. Kai kur tarmėse, tai žodynas paaiškina, dabartinės lietuvių kalbos ir tas didysis akademinis žodynas, kai kur tarmėse kyga reiškia vaidas barnis. Įdomiai, matyt, tas prosenelis, kuriam buvo suteikta pavardė, nes pavardžių kilmė yra šiaip iš pravardžių, iš kažkur kitur atsiradusi, matyt, buvo burbantis ir piktas. Atsiprašau, o aš skaičiau, kad tai yra sūpuotis. Kyguoti, reiškia, yra sūpynėse. Taip va, o aš radau kitą pavadimą. Tai dabar reikia diskusijos, kuris iš tikrųjų tikrasnis. Čia nebūtinai nesusiję. Nebūtinai susiję. Taip, tarmėse yra taip aiškinama, bet aš prisižadu pakuisti gerai po pavardžių kilmės žodyną, po įvairias istorijas ir surasti, ką tai galėtų reikšti. Iš tikrųjų, mano duona lituanistika, tai taip, kad surasiu kažką. Taigi, sėkmės visiems studijuojant ir bendraujant, susipažįstant. Ačiū, kad jūs esat. Esat to paties kraujo, tai taip, kad tas kraujas turi šaukti jau dabar, bent jau kas penkmetyje, ne kas metų.